Ten, kur prasideda Klaipėdos miškai, į kuriuos pavydžiai žvelgia uostas žirafos, o genio kalenimas skamba tarsi Morzės abėcėlė. Jau beveik šimtmetį stovi centrinis Klaipėdos stadionas. Tačiau ši vieta mena dar senesnius laikus – XIX amžiaus pabaigą, kai čia, tuometinėme Memelyje, buvo pastatytas plantacijos fortas. Fortas pradėtas statyti apie 1867 ir baigtas 1872 metais. Netaisyklingo penkiakampio formos įtvirtinimas su bastionais ir paternomis buvo skirtas saugoti uostą ir miestą. Vis dėlto sparčiai tobulėjant artilerijai, fortas neteko karinės reikšmės, o 1888 metais dalis jo statinių buvo susprogdinta. 1923 nuspręsta forto kalvos teritoriją pritaikyti sportui ir tarp 1925–1927 metų čia iškilo centrinis Klaipėdos stadionas, vienas moderniausių to meto Lietuvoje. Dalis tribūnų buvo įrengta tiesiog po senojo forto pylimais. Sovietmečiu stadionas priklausė Žalgirio sporto draugijai, buvo kelis kartus rekonstruotas, o rekordinis žiūrovų skaičius, daugiau nei 10 000, čia susirinko 1987 metais, stebint Atlanto ir Maskvos torpedų rungtynes. Naujausi pokyčiai jau mūsų dienomis. Klaipėdoje planuojama pirmoji standartinių matmenų futbolo aikštė, po pripačiumu kupolu. Tokia žinutė nuskambėjo spaudoje dar praėjusių metų balandį. Kupolas atsiras Sportininkų gatvėje, vadinamojoje Žiemos aikštėje, tarp stadiono ir geležinkelio. Po maždaug 25 metrų aukščio kupolų bus įrengtos 550 vietų tribūnos, o futbolininkų persirengimo patalpos greta stovinčiose modulinėse pastatuose. Projekto kaina sieks apie 3 milijonus eurų. Maniežas su dirbtinė danga leis treniruotis ir rengti varžybas ištisus metus, o darbai planuojami baigti maždaug per 8 mėnesius. Svarbu paminėti, jog artimiausiu metu planuojama nugriauti daugiau kaip prieš pusę amžiaus čia pastatytus apšvietimo bokštus, kurie jau tapo nesaugus naudojimui. Na o mes, tikros žiemos akivaizdoje, baigdami šį reportažą, dėkojame, kad buvote kartu su mūsų improvizuota televizija. Ir iki kitų susitikimų.